tai, ką aš jau ir sakiau, ko aš nebenoriu ir kaip aš noriu, kad būtų. Antras, mano baimės. Ir susirašykite visas galimas baimės ir pasistengti atrasti ne kažkokias abstrakčias globales baimės, bijau šokti iš parašiuto ar panašiai, bet atrasti tokias kasdienės baimės, kurios jums trukdo eiti į priekį ir plėstis ir susijungti su to aukštesnio aš informacija. Ir tai yra labai svarbu dabar. Ir dar tas momentas su baimėmis yra toks, kad už baimių visada slepiasi resursas. Visada. 100% galiu pasakyti. Už jūsų baimės slepiasi resursas. Ir už jūsų baimės slepiasi tai, kur jums reikia eiti. Būtinai jums reikia eiti ten, jeigu jūs bijote. Tai šitą įsisąmoninkite visam laikui, nes kuo toliau, tuo labiau tas ėjimas į baimės, jisai bus svarbesnis. Nes tų baimių gali daugėti dėl to, kad daugės nežinomybės, o ėjimas drąsiai į baimę išplečia mus ir priartina prie mūsų aukštesnio aš ryšio su tuo kanalu, ne? Ir tada mūsų jau gyvenimas kinta iš esmės. Bet apie tuos visus dalykus aš tikrai savo naujam kursą kalbėsiu. Ir jeigu jūs gaudot